Šiandien Seimo pirmininkė Irina Degutienė pasveikino į bendrą posėdį Lietuvos Seime susirinkusius Lietuvos, Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Švedijos parlamentų gynybos komitetų delegacijų narius. Susirinkime aptarti saugumo ir gynybos klausimai, nacionalinių interesų saugumas. Patikslinti išankstinį gyventojų ir būstų surašymo duomenys rodo, kad Lietuvos gyventojų tebėra daugiau nei 3 milijonai. Statistikos departamento išankstiniais duomenimis apklausos metu buvo surašyta 2 milijonai 15 tūkstančių gyventojų, o elektroniniu būdu susirašė 1 milijonas 39 tūkstančiai gyventojų. Vyriausybė pritarė papildomam būstų renovavimo finansavimui. Pranešama, kad gyventojams iki 2013 m. gruodžio 31 dienos atnaujinusiems daugiabučius ir pasiekusiems ne mažesnę kaip D energetinio naudingumo klasę bei šilumos energijos sąnaudas sumažinusiems ne mažiau kaip 40%, valstybė papildomai finansuos 15% modernizavimo išlaidų. Lietuva sulaukė vis didesnio užsienio investuotojų dėmesio. Statistikos departamento duomenimis šių metų tiesioginių užsienio investicijų įplaukos, palyginti su 2010 m. sausio-kovo mėnesiais, Lietuvoje padidėjo daugiau nei 771 milijonu litų, o tai lėmė akcinio kapitalo padidėjimas. Savaitgalį paaiškėjo 2011 m. Eurovizijos dainų konkurso nugalėtojai. Šiais metais daugiausiai balsų surinko Azerbaidžano atstovų Elu ir Nikiu dueto daina, o Lietuvos atstovė Evelina Sašenko liko 19. Eurovizija kitais metais bus rengiama Azerbaidžano sostinėje Baku.